Labadiena, mėly Patreon kanalo žiūrovai, mėly Facebook'o draugai. Aš gydytojas Vytautas Abraitis ir pakalbėsim šį kartą apie cholesterolį. Jisai įgauna jau turbūt naujos kažkokios tai Lietuvos ir turbūt viso pasaulio religijos bruožus. Tarp kitko, jeigu norite į tradicinės religijos apeigas papult tokias įsimintinas, labai rekomenduoju Išlaužo Dievo dvarą sekmadieniais, kur apeigas atlieka daugam žinomas, bet gal ir kažkam nežinomas kunigas Vilius Sikorskas. Kaip apie tokius žmonės yra sakoma, jeigu gerbiamas kunigas skristų lėktuvu, jam reikėtų 2 bilietų, nes šalia sėdėtų jo charizma, netilptų vieną vietą. Ir žinot, kas yra gražus žmogus, dar savęs nelaiko žvaigždė, nors tikrai toks yra. Ir yra tiesioginės transliacijos per televiziją jo pamaldų, bet gyvai nuvažiavus ir jums, ir jūsų vaikams įspūdis būtų tikrai neeilinis, nes žmogaus tas žodžio valdymas, intonacijos valdymas, kūno valdymas, žvilgsniai tiek iš tribūnos, tiek einant tarp eilių, tikrai yra verti kažko. Ir žmogus turi taip ir pilietinę drąsą. Tai va, žinot, negali žinot, gal ir specialiųjų tyrimų tarnyba pasibels 5 ryto ir į kleboniją ir mes daugiau kunigo nematysime. Taip kad va, tai čia nukreipimas lyrinis, o šiaip tai pakalbėsime apie cholesterolį, apie vieną papildą, kur labai geras pavyzdys dirvai manipuliacijai laboratorinių ir realių arba klinikinių tyrimų kontekste, nes mes norim sveikatos, mes nenorim kažkokio laboratorinio tyrimo, taip kad pas mus būtų. Taigi iki pasimatymo Patreon'e.